Taigi sveiki visi, šiandien parodysiu, kaip padaryti teksto atspindį. Taigi žiūrėkit paskui mane. Gerai, dydis 500 ir 350. Pasidarysiu aš čia baltą foną, jūs darykit kaip jūs norit. Ir rašom tekstą savo norime. Aš šiuo atveju rašysiu color.lt. Biškį pagražinsiu. Jūs darykit kaip jūs norit. Čia yra pamoka, tai aš padarysiu taip visai negražiai. Taip normaliai. Yra toks tekstas, ane? Dabar jums reikia paspausti Ctrl+J. Ir va toks yra. Dabar reikia nueiti į Edit, Transform ir Vertical. Ir čia biškį arčiau privarykit, maždaug kaip aš. Dabar matot, yra opacity 100. Darykit kokią 35, 40, na taip, darys 40. Dabar paimkit brush, master diameter 50 ir hardness 0. Va tokį maždaug. Aišku, baltą spalvą. Ir biškį čia pabrušinkit. Va tai visai gražiai gaunas. Nu tai va, jums pamoka teksto atspindys. Viso gero.